pradėsime. Labą dieną visiems. Iš tiesų dėkojame premjerui, kad sudarė tarp institucinę darbo grupę skirtą būtent seksualiniams nusikaltimams prieš vaikų prevencijai, švietimui bei aukų situacijai pagerinti. Kas liečia Teisingumo ministerijos srityje, tai mes tikrai verta grįžti prie diskusijos dėl įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų už seksualinio pobūdžio veikas padarytas prieš vaikus kontrolės ir prevencijos įstatymo projekto, kuris buvo pateiktas prieš 2 metus ir yra Teisėtvarkos komitete. Tai tikrai verta grįžti prie tos diskusijos. Aišku, yra ir už ir prieš daug dėl būtent viešinimo už tokius nusikaltimus, nuteistus žmonės dėl mūsų geografiškai mažos valstybės ir taip toliau, bet man atrodo ir šiandien diskutavome, kad verta prie to grįžti ir paieškoti tų sprendimų, būtent kalbant apie viešumą kaip didelę prevencinę priemonę ir žinojimą žmonėms siekiant apsaugoti vaikus ir nepilnamečius. Antras dalykas, kalbant apie žalos atlyginimą, taip pat vertiname nevyriausybinio organizacijų išsakytas pastabas, per sudėtingą administracinę naštą atlikti visus formalumus ir gauti jau priklausančią žalos atlyginimą, bet kalbant apie nepilnamečius, tai tikrai Teisingumo ministerija deda visas pastangas ir skiria dėmesį, kad advokatai atstovaujantis vaikus ir nepilnamečius ne tik seksualinių nusikaltimų bylose, bet ir kitose prieš vaikus padarytose nusikaltimuose gautų atitinkamą specializaciją. Buvo iškelta vaiko advokato idėja, iš tikrųjų apsvarstysime Teisingumo ministerijoje, išskirti ypatingą specializaciją advokatų atstovaujančių vaikus. Ir be abejo labai pritarėme, kad šitoje srityje iš tikrųjų reikia daug švietimo, ypač tėveliams, kurie gebėtų ir vaikams pagal jų amžiaus grupės, kurie aiškintų vaikams, koks netinkamas elgesys jų atžvilgiu iš kitų žmonių. Ir taip pat tėvai gebėtų atpažinti vaiko sakomą informaciją tėvams. Kalbėjome ir taip pat pritarėme, kad taip pat verta pastiprinti ir galimybės žmonėms, kurie nori gauti psichologinę ar kitokią medikamentinę galbūt pagalbą, tie, kurie turi potraukį tokiems nusikaltimams ir aišku, tai ateityje pastiprinti ir šitą sritį. Tai mes kaip Teisingumo ministerija esam pasirengę teisės aktus reikalingus šitoms užduotims įgyvendinti, parengti, apsvarstyti ir surasti geriausius sprendimus atitinkančius ir žmogaus teises. Ministre, jūs sakote, kad viešas registras būtų prevencija, bet ar tai nėra jau kova su pasiekmėmis po nusikaltimo ir taip pat kaip vertinate idėją plėsti QR kodo naudojimą bažnyčiose? Taip, tai apie tai kalbės socialinės apsaugos ir darbo ministerija, ta idėja yra iškėlusi ir čia jų yra idėja pristatys plačiau, kad QR kodas yra taip pat tik tai nusikaltimus padariusiems jau žmonėms, o įtariamiesiems, sakykime, tas QR kodas kaipo ir nesuteikiamas, tai taip pat matytume, kad čia reikėtų galbūt teisinę bazę praplėsti, bet ir funkcionalumus papildomus IRDO, tai yra įtariamų ir nuteistų registre suteikti, kad tas kodas būtų jau įtariant asmenį tokio pobūdžio nusikaltimais. Tai iš tiesų tai yra paskutinis registras, tai yra paskutinis, tai jau pasiekmė, bet tai yra taip pat
ir prevencinė priemonė, nes pakliūti į tokius registrus, pakliūti viešus sąrašus, tai tikrai mūsų vertinimu žmonės labai galvotų prieš atlikdami tas baises veikas vaikų ir nepilnamečių atžvilgių. Ministre, ar visi pasitarimo dalyviai sutinka su ta jūsų idėja dėl grįžimo prie registro? Tai yra diskusinis klausimas, tai priklauso nuo parlamento. Noriu priminti, tas įstatymo projektas yra pateiktas Seimo narių, aš esu viena iš bendraautorių šito projekto, bet yra daugiau Seimo narių pasirašiusių ir iš tiesų reikia surasti to balanso tarp žmogaus teisių balanso, nes mes suprantame, kad ir nusikaltę asmenys, bet atlikę bausmę, tai turėtų taip pat turėti apsaugą. Bet nieks nekalba apie viešą registrą, kuris galios visą gyvenimą. Tai yra nustatytas laiko tarpas ir jeigu teismai, tarkim, priimtų sprendimus atlikti bausmę ir taip pat dar atlikus bausmę 2 ar 5 metus būti viešajame registre, tai mūsų vertinimu tai tikrai atbaidytų nuo pakartotinio tokio nusikaltimo ir taip pat apsaugotų visuomenės teisę žinoti. Tai šitą pasitarimą sulaukėt pritarimo ar ne? Mes raginsime tą diskusiją ir aš taip suprantu, premjeras pasakys tiksliau jums, bet ta diskusija Seime tikrai bus pratęsta ir Teisingumo ministerija aktyviai dalyvaus toje diskusijoje, pritariant, kad tas viešas registras, nes mūsų idėja yra vis dėlto, kad jis yra reikalingas. Bet suprantama, kad tai naujas registro sukūrimas reikalauja tiek ir finansinių lėšų ir taip pat galbūt veiksmingiau bus papildyti QR kodą ir sąrašą dabartinio registro QR kodo sistemos suteikimo aprėptyje. Tai tikrai paieškosim geriausių sprendimų. Ministre, atsižvelgiant į dabartinės aktualijas, jūsų nuomonė, ar reikėtų pervadinti Vilniaus rajone esančias gatves pavadintas Gulbinovičiaus vardu? Mano vertinimu, kad taryba turėtų priimti sprendimus. Ministre, gal jūs galėtumėte atsakyti, kodėl jūs viena komentuojate viso šito susitikimo turinį, kodėl kiti ministrai neatėjo apie savo ministerijas pakalbėti? Pirmiausia, dalyvavo viceministrai ir taip pat yra kitų institucijų atstovai. Tai mes tikrai gavome, kadangi visur yra teisės aktai, įstatymas, tai be abejo yra buvusios vyriausybės buvo išvada nepritarti tam įstatymo projektui. Šiuo metu mes pateiktume savo išvadą, svarstant įstatymo projektą. Taip pat gal reikės sustiprinti kitur teisės aktus, ar vyriausybės nutarimus rengiant, ar nuostatus kažkokių teisės kitokių pobūdžio teisės aktus. Tai be abejo Teisingumo ministerija visur teikia savo išvadą ir savo teisinį vertinimą. Tai dėl to manau, kad reikšmingas mano šiandien pakomentavimas jums. O gal vidaus reikalų ministerija arba švietimo ministerija teikia kažkokių irgi savo siūlymų per tą susitikimą? Taip, vidaus reikalų ministerija taip pat mano, kad QR kodo reikia peržiūrėti irgi suteikimą. Vidaus reikalų ministerija taip pat ragina bendradarbiavimą su policijos, nes žinome, kad yra bendruomenės policija, kuri bendradarbiauja su visuomenė, ypač kaimiškose vietovėse toks pareigūnas yra svarbus, prevenciškai. Taip pat mes žinome, kad ir matome tos pareigūnus, kad ir bažnyčioje ateina, kalba žmonėms, tarkime, apie finansinius sukčius, tai taip pat galėtų tą darbą turėjo visi pasiūlymo. Švietimo be abejo ir mokslo ministerija, tai peržiūrėti programas ir jas papildyti nuo iki mokyklinių įstaigų iki gimnazijos pabaigos pagal mokinių amžiaus tarpsnį, kad vaikai gebėtų atpažinti netinkamą veiką jų atžvilgių. Ministre, vis tiek pasitarimas organizuojamas atsispiriant nuo praėjusios savaitės įvykių. Jūs savo pasisakymę akcentavot svarbą tėvam kalbėti su vaikais, akcentavot ir tą patį registrą, bet ar su bažnyčia bus kalbamas apie problemas joje? Tai žinome, kad bus susitikimas ir su bažnyčios hierarchais, bet mes reikia kalbėti su visom religiniam bendruomenėm. Mano vertinimu, kad jie taip pat yra suinteresuoti, kad tokie atvejai ir nebūtų arba neatrodytų, kad jie yra slepiami.
o kad apie juos pati bendruomenė juos galėtų identifikuoti ir juos tinkamai reaguoti. Tai tikrai visi supranta tą blogybę ir šitokių nusikaltimų baisumą ir visi mano vertinimo yra suinteresuoti, kad tai nesikartotų. Ačiū. Jūs palaukite dar, atsiprašau, nespėjau mikrofoną paimti. Jūs savo pasisakymę užsiminėte apie medikamentinį gydymą, taip? Čia koks būtų ir kam čia skirtas ir kaip tai veiktų? Tai aišku, mes neturim priverstinio gydymo formų, bet yra žmonės, kurie ieško pagalbos, matydami savo potraukius, kuriuos jie norėtų valdyti. Ir tai galbūt pasakys nevyriausybinės organizacijos, kurie iš praktikos, iš praktinių žino tokius situacijas, tai verta pagalvoti, ar mes tikrai tas paslaugas ir anonimiškumą galėtume išplėsti, pasiekiamumą tokių paslaugų arba galbūt tokius vaistus priskirti kompensuojamų vaistų kategorijai, nes tai yra pakankamai brangus medikamentinis gydymas, jeigu toks, aš nesu kompetitinga to komentuoti, jeigu gydytas psichiatras nustato, kad tai tinkamas būdas. Tai apie tai buvo kalbėjama. Ar jums, ministrai, yra tekę susidurti su įtariamaisiais kunigais? Ne, nėra tekę. Dar vis tiek norėčiau pasitikslinti, kas čia per medikamentai, apie kuriuos kalbama. Yra kažkoks medikamentas nuo ko? Negaliu aš pakomentuoti, tikrai nesu specialistė. Ne, čia kaip idėja. Čia mes kalbėjomės darbo grupėje ir buvo kalbama apie pirmiausia, kaip kad užkardyti kelią tokiems nusikaltimam neatsitikti. Nes registras tai yra pasekmė. Taip mes apie tą žmogų signalizuojame, kad jis gali būti pavojingas mūsų nepilnamečiams vaikams. Ir taip pat reikia ugdyti visuomenę, kad tikrai vengtume tų linčo teismo, nes tai yra žmogus vis tiek, kai jis atlikęs bausmės, turi būti visuomenė, mes negalime jo tiesiog išbraukti. Tai apie tai kalbėjome, bet ir visa tai, kad kuo mažiau būtų tokių nusikaltimų, kad visuomenė gebėtų reaguoti, atpažinti ir valstybė gebėtų instituciškai, teisiškai sudėlioti visą seką, tai apie tai ir buvo kalbėta darbo grupėje. Dėkui, dabar Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos vadovė taip pat pristatys jau vykdomus ir planuojamus pokyčius. Labadiena. Visų pirma, noriu padėkoti, ačiū premjerui už skirtą dėmesį vaikų teisių apsaugai ir šiandieną nuo vaiko teisių gynėjų pristačiau vienas pasiūlymų paketas tai, ką mes jau darome, antra tai, ką palaikytume ir skatintume. Tai vienas iš turbūt pagrindinių tai, kad patikrinsime visų bažnytinių bendruomenių, religijų esančius žmonės savanoriaujančius ar teikiančius paslaugas QR kodus. Tai čia toks vienas pirminių. Antra, čia turbūt taip užsižymėjus pravesime mokymus, bet turbūt labai svarbu pasakyti, kad bendradarbiaujant su viskupais pasiūlysime pravesti 2 arkiviskupijose ir 5 viskupijose mokymus per visą Lietuvą apie tai, kas yra seksualinis smurtas, koks elgesys yra netinkamas ar ne, kada, kokie signalai signalizuoja, kad vaikas patiria seksualinį smurtą ir kaip reikėtų elgti suaugusiems žmonėms su vaiku, kokios tai galėtų būti apsaugos priemonės, dėliojame mokymus, greitų metų artimiausių pateiksime, ir tikimės, kad bus aktyvus dalyvavimas tiek savanorių, tiek parapijose veikiančių ar kitas paslaugas teikiančių žmonių ir kad mokymai bus aktyvus ir paskatinantis. Ir aišku, didžiausias dėmesys bus skirta atpažinti ir netinkamai nesielgti. Kitą kartą yra žmonės, kurie nežino, kad čia netinkamas ar apsikabinimas, ar dar kokie veiksmai, o b, kad tie žmonės, kurie kažką žino, būtų paskatinti pranešti. Trečia, ką jau padarysime šią savaitę, tai aišku yra labai svarbi ir nukentėjusių vaikų apsauga. Tai Lietuvoje kol kas iki ketvirtadienio šio veikia vienas seksualinio centras vaikam nukentėjusiam nuo seksualinio smurto, tai yra Užuovėje. Šį ketvirtadienį 11 val. Atidarysime antrą
centrą Lietuvoje, jis įkurs Klaipėdoje, tai vaikam nukentėjusiam nuo seksualinio smurto ir jų šeimos nariams. Šis centras dar kitaip vadinamas vieno langelio principų Barnahausas, ir jame bus teikiamos vaiko apklausa, apsaugant ir siekiant, kad visame procese vaikas būtų apklausiamas tik vieną kartą, tai yra saugi ir artima draugiškui vaikui aplinka. Antra, bus galimybė, jeigu bus poreikis, atlikti ekspertizę. Trečia, specialistai atliks psichologinį vaiko vertinimą apie tai, ką mato, ką įžvelgia vaikas, ar ne, apie tai, kokių paslaugų reikėtų. Ir aišku, svarbiausias, ketvirtas, tai bus teikiamos vaikui ir jo šeimos nariam psichoterapinės visos reikalingos paslaugos po nukentėjimo, nes tikrai specialistų, psichoterapeutų trūksta ir mūsų centras tiek Vilniuje, tiek Kaune jau Klaipėdoje teikia paslaugas, ir tas paslaugas plėsime. Ką mes siūlėme ir kvietėme, kokios, man atrodo, yra svarbios iniciatyvos, tai kvietėme papildyti Vaiko teisių pagrindų įstatymą ir tikrai kalbėjome ir su ministrė, įtraukiant, kad šiuo metu 35 straipsnis numato įpareigojimą pranešti apie matomą ar žinomą galimą vaiko teisių pažeidimą sveikatos įstaigos, švietimo įstaigos ar ne būrelius ir panašiai. Mūsų siūlymas buvo įtraukti ir pareigoti lygiai taip pat religinės bendruomenės pranešti, kad ar savanoriauja, ar tiki paslaugas, ar katechetas esi, ar nedirbi su jaunimo grupėm, ar pirmą komuniją vedi. Jeigu žinai apie galimas pažeidžiamas vaiko teisės, čia kalba eina ne tik apie seksualinę, ar ne kaip kunigo, bet aplamai, jeigu vaikas prasitarė, girdimą, tai žinai, kad ir religinių bendruomenių atstovai būtų įpareigoti pranešti, remiantis Vaiko teisių pagrindų įstatymo 35 straipsnių. Taip pat buvo viena iš diskusijų ir siūlymų, tai čia reikalauja ir platesnių diskusijų, tai yra Baudžiamojo kodekso 238 straipsnis, kuris numato, kad baudžiamąją atsakomybę už nepranešimą, už labai sunkius nusikaltimus. Tai mūsų siūlymas, toks matymas ir tai, ką iš aktualijų, kad įtraukti į privalomą pranešamumą, kitu atveju bus baudžiamoji atsakomybė, jeigu institucija, įstaigoje ar bendruomeniai veikiantis asmenys žino, kad buvo padarytas ar galimai padarytas seksualinis nusikaltimas prieš vaiką, tai lygiai taip pat įpareigoti pranešti. Ir aišku, nekartą buvo jau kalbėta ir svarstyta, tikrai labai palaikom įtvirtinimą Vaiko teisių pagrindų įstatyme saugos aplinkos vaikų standartą. Ir aišku, daugiau vyko diskusijos apie mokyklose, gydymo įstaigose, būreliuose, popamokinėse veiklose, bet lygiai taip pat matome, kad tas standartas būtų įtvirtintas saugios aplinkos vaikų ir religinių bendruomenių, kurios teikia vienokias ir kitokias paslaugas, užsiėmimus, stovyklas, pirmą komuniją religinių bendruomenių, kad religinės bendruomenės lygiagrečiai atsirastų lygiai taip pat tiek saugios aplinkos vaikų standartai, tiek ir kaip vieni iš privalomųjų pranešėjų. Tai tokie buvo mūsų siūlymai ir tokie mūsų įsipareigojimai. Ar tarnyba iki šiol yra gavusi kokių pranešimų apie nukentėjusius vaikus būtent nuo seksualinio smurto bažnyčiose? Negalėčiau patvirtinti, bet šiuo konkrečiu atveju kalbant, tai tikrai buvo perklausta ir žiniomis mūsų, kad tai yra visi suaugę šiuo metu asmenys. Pone Skuodiene, ar pritarė tarnyba ir jūs dėl tos idėjos registro seksualinių nusikaltėlių? Tai kai ir buvo pasakyta, kol kas tai yra idėjų lygmenį. Tikrai nesu ta įstaiga, kuri galėčiau sakyti ar kvestionuoti politikų sprendimų, bet vienas iš tų, kas galėtų apsaugoti aplinką nuo galimai pasikartojančių veikų ir tai, ką išaiškino ir Konstitucinis teismas, ar ne, kad nusikaltimus seksualinius padarę asmenys gali anksčiau išeiti į laisvę, gali būti taikoma lygtinio paleidimo priemonė ir tikrai ne vienas keli atvejai buvo, kuomet buvo išleidžiami anksčiau ir atostogų ar ne Velykų, Kalėdų žmonės, kurie padarė seksualinius nusikaltimus prieš vaikus arba savo vaikus. Tai tikrai esame diskusijoje tiek bendradarbiaujant
bendradarbiavom su kalėjimo institucija, tiek su ir probacija, apie tai ieškom būdų ir kol kas algoritmą tik išdirbinėm, bet tikrai taip. Tie žmonės, kurie padarė seksualinio pobūdžio nusikaltimus prieš vaikus ar savo vaikus, nesvarbu, jiems turi būti deramas dėmesys tiek išėjus į laisvę, tiek esant probacijų, tiek lygtiniam paleidimui, tiek ir jų elgesio pokyčio, elgesio ir elgsenos pokyčiai, tikrai taip. Pasitikslint porą dalykų noriu. Sakėte, kad reikalausite QR kodų iš savanoriaujančių iš bet kurios religinės bendruomenės, tai iki šiol nebuvo tikrinami QR kodai? Nebuvo 100% patikrinti, bet taip buvo tikrinti. Yra atsitiktinė tvarka. Ar privalo turėti QR kodus? Tikrai taip. Religinių bendruomenių atstovai lygiai taip pat privalo, tik mes šiuo atveju patikrinsime visus. Iki tol atsitiktinė tvarka tikrinome. Ir tikrai buvo ir praėjusiais metais kelis, ir šiais, kaip pavyzdys, Panevėžio teritorinis skyrius šiais metais tikrina visus, užsibrėžė kiekvienas teritorinis skyrius vaiko teisių, išsirenkam prioritetus, aišku, didžiausias dėmesys buvo stovykloms skiriamas ar ne, atsižvelgiant į aktualės, bet šiai dienai aktualią matom daugiau šito, tai pasižiūrėsime ir kreipsimės į vyskupijas, kad užtikrintų, kad visi, kurie dalyvauja, ar ne, religinės bendruomenės veikloje, turėtų QR kodus, ir planuojame patikrinti. Nuo šiol visada 100% tikrinsit, ar čia dabar tik po šio atvejo šį kartą, o paskui vėl atsitiktinė tvarka? Nenorėčiau sakyti, taip, privalomumas yra visiems turėti, o kaip tikrinsim, nesinoriu pasakyti, noriu sakyti, kad tikrai visus žiūrėsime, bet kad tas turi būti užtikrinama, tai taip. Dar jūs, kai kalbėjote apie tą privalomumą pranešti, mes žinome, kad bažnyčia gyvena pagal kanonų teisę, ar ne, jie turi savo įstatymus, nesikirstai kažkaip su jų ten ta autonomija ir man atrodo, kad bažnyčia tikrai gali gyventi įvairiai, bet nusikaltimai prieš vaikus mūsų visų yra interesas, ar ne, arba vaiko teisų pažeidimai, tai kalbu ne tik apie seksualinį smurtą, bet ir informaciją, fizinis smurtas, ar ne, kitas vaikų išnaudojimas, nepriežiūra. Tai man atrodo, čia mūsų visuomenės yra visų atsakomybė, ar tu priklausai religiniai bendruomenė, ar tu atlieki tam tikras apeigas, aš turiu galvoti dabar ne tik katalikų bažnyčia, bet bendrai, tai yra ir liuteronai, ir kitos, tai vis tiek, tai vaikų interesas yra visur, man atrodo, kad neturėtume skirstyti žmonių tie, kurie prisiliečia prie vaikų, ar tu dirbi mokyklo, ar tu esi futbolo treneris, ar tu verdi pirmąją komuniją. Jeigu tu turi informacijos apie tai, kad vaiko teisės yra pažeistos, turi būti pareigojamas visom institucijom tos, ar įstaigom, ar bendruomenėm tos, kurios prisiliečia prie vaikų. Aš gal taip truputį per griežtai, bet... Minėjot, kad organizuosit bendradarbiaudamas su arkivyskupijomis ir vyskupijomis mokymus, kaip atpažinti seksualinį smurtą. Statistika sako, kad daugiausia tokių nusikaltimų įvyksta ne bažnyčios erdvėje, bet mokyklose, šeimose, kažkur kitoje artimoje aplinkoje. Ar planuojat kažkaip plėsti tą mokymų sąrašą su mokyklomis, darželiais, dar kitomis institucijomis, ar šį kartą tik tai bažnyčiomis apsiribosit? Ačiū, tikrai labai svarbus klausimas. Dėliojame dabar prevencinę programą, kad Vaiko teisų centras Užuovėje dirbo su prevencija, tai faktas, buvo apmokytas ne 1,000 suaugusių žmonių, tie, kurie dirba su vaikais ir tikslas, kad jie matydami pasklistų. Didžiausias dėmesys buvo skirtas ugdymo įstaigų ir socialiniam darbuotojam. Šiuo metu ruošiame prevencinę programą, dėliojamės, ar tai bus nevyriausybinė, ar patys norisi įtraukti plačiau žmonės ir tikrai per artimiausius metus, ateinančiais metais planuojame pasiekti ir apmokyti 10 vaikų, 10 tūkstančių iki 10 tūkstančių vaikų dėl atpažinimo, dėl kūno ribų, saugių apatinių, dėl atpažinimo, elgesio, pranešimo, netinkamo elgesio, nes tikrai tai, ką jūs paminėjote, daugiau kaip 80% žmonių vaikas patiria seksualinį smurtą iš savo artimoje aplinkoje, tai nereiškia, kad mama, tėtis ar tik senelis, bet vaikas tuos asmenius, kuriuos pažįsta, tai gali būti patikimas mokytojas, treneris, dėdė, kaimynas, kai kuriais atvejais žinome, kad gali būti tai ir tikintis, ar katechetas, ar kunigas, ar dar kitas žmogus, bet tikslas yra pirma šviesti vaikus, atpažinti ir pasakyti ir pranešti kaip greičiau, o antra, aišku, šviesti suaugusius, tie, kurie žino, kad būtinai praneštų ir kaip greičiau būtų užkirstas kelias. Neretai
jeigu taip išskiriant amžių, tikrai vaikai, kurie yra patikimiausiam amžiui, iki 11-10 metų, jų kiekis daugiausiai yra išnaudojama, nes tai yra patikimi vaikai, kurie pasitikė suaugusių, tie, kurie tiki, kad mane myli, kad tai yra meilės kalba, kad tai, ką darau, visi daro, ar ne. Tai yra pagrindiniai žodžiai, tai, ką sako žmogus. Aš taip išreiškiu meilę, tu nesakyk, tai yra mūsų paslaptis, mes turim gražią paslaptį. Ir tai yra tas laikotarpis, kuomet vaikas tiki iki 11 metų. Ir didžioji dalis seksualinio smurto, nusikaltimų vyksta, tikrai nemaža dalis yra praneša psichiatrų, kai vaikai pristatomi į krizių centrą, į psichiatrijos psichologai, kai vaikas paauglystės laikotarpį jau atpažįsta, kas buvo su juo daroma, kai jisai turi daugiau informacijos, bet tikslas yra pasiekti vaikus nuo pat darželio ar ne, ir kad kaip daugiau atpažintų. Ir dar vienas svarbus akcentas, kodėl yra ne tik su suaugusiais, bet Mykolo Romerio buvo atliktas tyrimas 21-22 metais apklausiant jau pilnamečius, bet jaunus žmonės, ir tikrai tas tyrimo rezultatai, kiek nustebino, kas 6, kas 7 yra galimai patyrę seksualinį, neprievartavimą, bet tam tikrus veiksmus, kurie nepatiko jam, ar ne, toks priekabiavimas ar kažkaip, ir didžioji dalis tai patyrė iš savo bendramžių, tai reiškia, paauglystės laikotarpį, siuntinėjo nuotraukas, priekabiavo, lietė vienaip ar kitaip. Tai ką tai rodo, kad ir mūsų vaikai, paaugliai, ar ne, atėję iki tam tikro amžiaus, kai jau vienas kitų, ar ne, vyksta dėmesys, tai tų ribų ir elgesys vienas kito atžvilgiu, jis tikrai neretai peržengia ribas ir tie skaičiai tikrai rodo. O bendrai šių metų virš 200 vaikų turime galimai nukentėjusių nuo seksualinio smurto, kur gavome pranešimą praėjusiais metais virš 400 ir aišku, tendencija kasmet auga. Nuo 22 metų skaičius, tikrai šoktelėjo. Skuodiene, dar šiek tiek norėčiau sugrįžti prie QR kodų. Kaip dažnai nustatot pažeidimus, kad neturi asmuo dirbantis su vaikais to QR kodo, ir gal tarp dvasininkų jau nustatėt kažkokį pažeidimą? Ne, informacijos apie tai dėl dvasininkų religinių bendruomenių informacijos neturiu. Nuo praėjusių metų yra tikrinama plačiaja prasme. Kaip žinia, QR kodų tikrinimas yra išplėstas ir kiekviena įstaiga, institucija turi savo atsakomybės. Kaip pavyzdys, ar ne, švietimo įstaigas tikrina viena institucija, ar ne, dirbančiais darbo sutartim, ar ne, kita institucija, mes turim atsakomybę tikrinti stovyklas, savanorius ir panašiai. Tai kiekviena institucija yra atsakinga savo ribose, tie, kurie priima žmonės į darbą, jie turi tikrinti QR kodus, ką mes turime savo atsakomybių ribose, savanoriai, religinės bendruomenės, stovyklos. Tai kol kas tokių pažeidimų neturiu informacijos apie tai, kad nuo praėjusių metų būtume gavę tuos pranešimus. Tikiuosi, kad jų nebus ir tikrai visi atsakingai vykdysime atsakomybę prieš vaikus. Dėkui, taip pat pasitarime dalyvavo kovos su prekyba žmonėmis ir išnaudojimu centro vadovė. Sveiki. Šiandien daug kalbų, daug pažadų. Mes dirbantys su jau nukentėjusiais vaikais, suaugusiais, tikimės, kad bent dalis šitų pažadų bus įgyvendinti. Ir atsakant iš karto į klausimą apie seksualinių nusikaltėlių registrą, tai mes ne tik pritarėm, bet mes siūlom šitą priemonę, kuri tikrai nepanacėja, tikrai nestebuklinga lazdelė, neišspręs visų problemų, bet šiandieną matydami mūsų situaciją, kai pakankamai silpnas yra baudžiamumas, kai aukos nepraneša dėl įvairiausių priežasčių, kai aplinka tyli, manau, kad tokia priemonė būtų savalaikė. Jeigu kalbant apie registrą, jeigu jis būtų buvęs, tai nieks nebūtų pasikeitę. Tas kunigas 20 metų su viršum vykdė nusikaltimus ir jisai nebuvo teistas už tai. Tai nepadeda tas registras atpažinti anksčiau kažkaip nusikaltimų. Vienose situacijose nepadeda, bet kitose galbūt būtų galėjęs ir padėti. Mes daug diskutuojam tikrai ir kolegų tarpe. Štai turim atvejus. Pavyzdžiui, jūs visi prisimena tikriausiai įvykius Klaipėdoje, ten centriniam parke, asmuo, kuris jau pavadintas recidivistu, jis atkali, kas keli metai išeina ir vis grįžta į tą patį parką ir ieško moterų, mergaičių, senyvo amžiaus moterų, jas prievartauja ir sužaloja ir vis aiškina, kad štai
jau apklausų metu išaiškėja, kad, pavyzdžiui, jį seksualiai jaudina kraujo kvapas. Ir štai toks asmuo, jisai pastoviai išeina ir ieško aukų. Tai mes galvojam, kad jo galimas įtraukimas į tokį registrą tikrai būtų apsaugojęs aukas. Štai klausėm paskutinės jo aukos moksleivės, kuri tam parke dienos metu vaikščiojo ir buvo užpulta, labai smarkiai sužalota, kad nejaugi negirdėjai apie tai, kas čia vyksta šitam parke. Ir jis sako, ne, į mano mokyklą ateina ten ir pareigūnai, pasakoja, kaip saugiai gatvę perėt, dar kažkokius kitokius dalykus, tačiau niekada niekas nesakė, kad čia tokie dalykai vyksta. Tai čia tik vienas iš pavyzdžių, iš tikrųjų tikrai nenoriu sudaryti tokio apgaulingo tokio įspūdžio, ar taip kalbėt, kad registras visus apsaugo. Tačiau jeigu apsaugotų bent kelias aukas, mes manome, kad tai jau yra daug. Pati bažnyčia teisėsaugai apie nusikaltimus pranešti neprivalo tada, jeigu jau asmuo pilnametis pasiskundė, jeigu tai senaties kažkokie terminai galioja. Yra labai daug išimčių. Ar neturėtume šitoje vietoje kažką keisti, kad bet kokiu atveju, kai bažnyčia daro tyrimą dėl įvairių nusikaltimų panašių, gal turėtų iškart kreiptis į teisėsaugą, o ne savo ruoštų spręsti? Absoliučiai sutinku ir čia mūsų idėja senai yra apie tai, kad valstybėje visi esam vienodai atsakingi. Tikrai niekaip nesuprantu, kokiu ten mistiniu šventumo kupolu yra apsaugoti asmenys, kurie vienoje ar kitoje bažnyčioje dirba ir galimai atlieka nusikaltimus. Tikrai manau, kad sutana prievartautojo lytinio organo nepadaro šventu. Tai vienprasmiškai apie tai. Tačiau šiandien girdėjom daug tokių momentų, idėjų, kaip priartėti prie to atskleidimo, kas vyksta po tuo šventu kupolu. Tai tikrai tikime, kad tai gali būti įgyvendinta. Paskutinį iš manęs apie tuos medikamentus. Jums tekia girdėti, nuo ko čia jie, kaip čia jie, kam? Tikriausiai mažinantis tam tikrų hormonų veiklą ir tai yra medikamentinė kastracija, jeigu aš teisingai jūs suprantu, jūs apie tai klausėt. Taip. Kitose šalyse gal yra kažkokie pavyzdžiai? Manau, kad taip, bet negalėčiau dabar pasakyti, čia reiktų gal mediko, kad dabar nesvaičio tuščiai. Gal aš dar vieną paskutinį klausimą norėčiau klausti. Grįžtu vėl prie statistikos. Per metus seksualinių nusikaltimų yra užfiksuojama keli šimtai. Iš jų bažnyčioje, štai matom, šiemet 2 tyrimai pradėti. Neatrodo, kad dabar šitas dėmesys politikų šiek tiek pritemptas yra prie šios problemos, nes problema egzistuoja seniai, bet tokio lygio susitikimų iki šiol nėra buvę. Nežinau, sunku pasakyti, pritempta ar nepritempta. Mes, kurie dirbam su aukomis, džiaugiamės, kad šitas dėmesys yra. Ir aišku, mane, kaip ir jūs visus, tikriausiai piktina ta situacija, kad mes laukiame skandalo kažkokio tai įvykio ir tada gaunam tą dėmesį. Taip, galbūt tai yra taip, bet džiaugiamės, kad galbūt šita proga yra tai, kad galime kalbėti, kad turime tiek vyriausybės, tiek jūsų dėmesį ir laukiama pakitimų. Patikėkit, aukos, kurios išgyveno šitus nusikaltimus, jų gyvenimai yra sustabdyti. Dažnai aukos sakom, mano gyvenimas buvo vienas gyvenimas iki ir po. Tai tikrai traumos yra labai gilios, lydinčios visą tolimesnę ateitį ir pokyčiai, kurie galbūt priverstų valstybę rimčiau pažiūrėti šitus nusikaltimus, ne vien tik tai pažadėti kažką, bet ir įvykdyti, jie galbūt sunkiai ateina į mūsų šalį, bet mes tikimės tų pokyčių.